Didelė mano klientų dalis kenčia nuo stuburo išvaržų, bet jie, kaip ir tie, kurie yra visiškai sveiki, arba nori priaugti raumenų, arba nori numesti svorio ir taip pat nori treniruotis su svoriais, nori treniruotis su treniruokliais, atlikti kardio pratimus ir taip toliau. Ir jų atveju labai svarbu žinoti, kokius tiksliai pratimus jie gali atlikinėti, kokie pratimai yra saugus ir kaip tiksliai jie turi būti atlikti, kokia yra specifiška jų tų pratimų atlikimo technika. Ir tai yra tas dalykas, kurį aš labai gerai nusimanau ir tas dalykas, kuriuos galiu juos išmokyti ir tai, kaip aš jiems padedu pasiekti savo tikslų ir galiausiai nejausti to diskomforto, kurį paprastai stuburo išvarža sukelia. Tie, kurie ateina pas mane norėdami pakeisti savo išvaizdą, tai yra kažkokiu būdu patiuninguoti, pašlifuoti savo kūną, taip pat gali turėti specifiškus tikslus, kažkur pridėti, kažkur atimti, kažkur pakeisti kūno proporciją. Ir dirbdamas su tokiais žmonėmis aš pirmiausiai įvertinu jų kūno kompoziciją, tai yra kiek riebalų ir kiek raumenų jie turi, ir taip pat įvertinu raumenų tarpusavio balansą. Galbūt yra taip, kad viršutinė kūno dalis yra labiau išsivysčiusi negu apatinė, negu kojos. Galbūt krūtinė yra labiau išsivysčiusi negu nugara arba tricepsas negu bicepsas. Ir tokiu atveju sudarinėjant treniruočių programą ir parenkant pratimus, taip pat reikia į tai atsižvelgti tam, kad ta disproporcija, kuri galbūt yra, būtų panaikinta ir galiausiai po kažkiek laiko treniruočių, bent jau po kelių mėnesių treniruočių matytųsi rezultatas, kad kūno proporcija gražėja, kad kūnas atrodo daug labiau subalansuotas negu buvo iki tol. Tad ir vyrai, ir moterys, nesvarbu, kokius tikslus turite, numesti svorio, išlaikyti esamą kūno formą, priaugti raumenų, pagerinti savo sveikatos būklę, kažkokias fizinės kondicijas ir norite treniruotis su manimi, asmeniškai spauskite čia apačioje esantį mygtuką.